pati aukščiausia jogos praktika tai yra bhakti joga. Bhakti joga tai yra aukščiausia iš jogos sistemų. Mistinės jogos yra karma joga, gyjana joga, mistinės jogos ir mes jeigu skaitysim Bhagavad Gita, mes pamatysim, ten Krišna jisai kaip tik kalba apie tai, kad bhakti joga tai yra pati aukščiausia joga. Faktiškai visos jogos, jos aplamai šitas žodis, jisai atėjo iš švedų. Dėl to mes turėtum, kas būtent praktikuoja jogą, tas automatiškai tiki vedomis, vedų raštais. Tai nes visos jogos sistemos yra aprašomos būtent vedų raštuose. Ir tuose pačiuose vedų raštuose, jų esencijose, jų esmėse, jeigu kas įsigilina iki galo, mes atrasim tokius dalykus, kad bhakti joga tai yra pati aukščiausia jogos sistema. Tai faktiškai joks rimtas jogas, jisai negalėtų tą paneigti, jeigu jisai vadovausis šventraščiais. Kaip Bhagavad Gita sako Krišna joginam, apie sarvešų, madgatinantaratmana, šradhavam bhajatėjamam samėjuktatamam ataha. Iš visų aukščiausių jogų jogas yra tas, kuris visą laiką galvoja apie mane, reiškia su meile. Taigi, tai yra bhakti, suprantat? Tai yra bhakti procesas, toksai labai ypatingas dalykas. Taigi bhakti tai yra joga. Ir bhakti jogos pagrindinė yra sadhanos praktikos dalis, kartojimas Hare Krishna Mahamantras. Apie tai daug kalbų iš tikrųjų, kad galiausiai tas mūsų protas jisai nulūžtų ir patikėtų vieną dieną. Suprantat, kam yra didelė problema, kad nors tai yra taip paprasta, kai yra paprasta, radi. Kai yra paprasta, tai yra sunku patikėti iš tikrųjų. Ir sunku tai priimti iki galo. Žmonės protas yra linkęs girdėti, jam patinka, kai yra kažkas labai sudėtingo. Dėl to tai yra. Bet bhakti jogos, pačios aukščiausios jogos, tai yra jogos deimantas karūna ir deimantas ant tos karūnos, ar ne? Ir faktiškai, kai Bhagavad Gitoj Krišna jisai pasakoja Bhagavad Gitą, jisai mini, tai reiškia jogos sistemas, tam tikras karma joga, gyana joga, ten jis. Faktiškai ant galo jisai prieina vis tiek, mana bhava, bhakto, reiškia bhakti joga, taip pat aukščiausia jogos sistema iš visų. Tai va, ir pagrindinė praktikos dalis tai yra Hare Krishna Mahamantros kartojimas. Tai va, faktiškai, jeigu mes to iki galo rimtai patikėsim, iki galo priimsim šitą procesą, reiškia mantros kartojimas, o mantra tai faktiškai šitoje mantroje ir Dievo varde Hare Krishna, reiškia Hare Rama, ar ne? Tai yra faktiškai, tai Dievo vardas yra pats Krišna tame varde yra. Pati Radharani yra tame varde, reiškia pati aukščiausia Dievo asmenybė. Ir šitoje mantroje, mes kartuojant šitą mantrą, atskleidžiam visų pirma patį save. Kas yra labai tokio mums vertingo, džiuginančio, kad kartuojant šitą mantrą, joje atsiskleidžiam mes patys, kas mes esame iš tikrųjų. Žmonės nori pažinti save, žmonės kartais klausia, kas aš esu, iš kur aš esu, nori save pažinti, bet šitą mantrą kartuojant būtent Hare Krishna Mahamantrą, labai dėmiai medituojant nuoširdžiai, reiškia, be žaidimų, nesivlenti jokias intrigas, reiškia, svarbiausiai, kaip sakyt, laikyti save švarų protą, savo švarų protą. Vat, kartosim šitą mantrą, tada reiškia, pažinsim save, pirmas dalykas, pažinsim save. Kas mes iš tikrųjų tokie esam. Žmonės kartais eina pas astrologus, skaito visokias knygas, eina aiškintis, ieško esmės savęs, tai bet, ką reiškia, viskas sukasi vis tiek aplink juslės, aplink kūną, aplink savybės, bet kad aš esu siela, būtent, Sačitananda Vigraha, mūsų prigimtis yra siela, mes yra ta dvasinė, mūsų šventa prigimtis yra, reiškia, dvasinis atomas mes esam. O iki to dasikast, pažinti, faktiškai taip neišeis. Jokie psichologo, jokios teorijos, jokie apmąstymai, mes jo nesuprasim jokiais būdais šitais išoriniais instrumentais, nes mes esame, mūsų prigimtis yra daug aukščiau už šitą kūną, daug aukščiau šitą visą materialę prigimtį. Tai aukščiau už mūsų juslės ir protą. Jūs jeigu dabar bandysite save aiškintis kažkur tai astrologiškai, aiškintis kažkaip tai psichologiškai ir kaip tik norit, jūs aiškintis visą tai protu, okay?
bet mūsų prigimtis yra aukščiau proto suvokimo ribų. Taigi dėl to mes nesuprasim proto, savęs, niekaip. Taigi save mes atskleisim ir save mes suprasim būtent šitoje mantroje. Kai mes kartosim mantrą labai įdėmiai, dėmesingai, šitoje mantroje mes save visų pirma patys atsiskleisim. Realizuosim save kaip sielą. Tada faktiškai šitoje mantroje atsiskleis pats Dievas, pats aukščiausias, reiškia Krišna, Radharani mes išvysim. Šitoje mantroje kartodami mes atsiskleis, reiškia, guna lila. Būtent dvasinę lilą pamatysim šitoje mantroje. Tai faktiškai šitoje mantroje yra viskas. Mes, Dievas, Krišna, Radharani, dvasinis pasaulis. Ir svarbiausia šitoje mantroje yra prema, meilė. Didžiausia laimė ir palaima suteiks mums prema, būtent meilė, ar ne? Tai va, faktiškai šitoje mantroje, kartuojant šitą mantrą labai įdėmiai, tai dėl to yra meditacija, kad sutelkt visą savo dėmesį. Jeigu meditacija, mes šitą žodį paimsim labai taip, meditacija, ką reiškia meditacija, iki galo, jeigu mes įsigilinsim, ar ne, į patį šitą žodį meditacija, tai reiškia nenutrūkstamas dėmesio sutelkimas į vieną objektą, faktiškai nenutrūkstamai kai mes kartosim Hare Krishna Maha mantrą, visiškai be jokių trikdžių, nei akimirkos nenutrūksim, net akimirkai mes kažkur tai mūsų dėmesys nenukryps į šalį, į šoną. Tai bus galima pavadinti meditacija, bet jeigu mes kartuojam mantrą, mūsų protas blaškosi, tai šiandien, tai ten, jisai vis primena mums kažkokius tai kūniškus reikalus, primena juslinius reikalus, mūsų išorinius reikalus, tai jau nebebus meditacija. Meditacija tai reiškia visiškas dėmesio sutelkimas nenutrūkstamai, tai jau galima vadinti meditacija. Yra tokie du terminai, tokie bahirmukas ir antarmukas. Bahirmukas tai reiškia, kuris gyvena visą laiką išorėje. Jis yra išorėje, savo kūne, savo juslėse, išoriniam pasaulyje, tikslai, siekiai yra išoriniai. Faktiškai, bet kuriuo atveju gaunasi tikslas juslinis pasitenkinimas. Juslės, o juslės kas yra? Būtent yra išoriniai veiksniai, tai išoriai. Tai yra bahirmuka. Ir antras terminas yra antarmuka. Antarmuka tai reiškia atsigręžęs į savo sielą, į savo vidų ir atsigręžęs į dvasinį pasaulį, į Dievą, į Krišna lilą. Mantros kartojimas tai būtų antarmuka. Tai reiškia, kai mes tą mantrą kartuojam labai dėmiai, susikoncentruojam, mes perinam viskas į vidų faktiškai, į vidų. Bahirmuka, mes norim tenkintis jusliškai, bahirmuka, reiškia, iš karto išoriškai. Mes jau pasaulyje išoriniam. Čia aišku, Govardanas, čia nebus išoriška. Čia netgi per išorę būtent pasireiškia vidus. Čia truputėlį kita aplinka yra, nes tai yra šventa žemė. Taigi, reiškia, antarmuka, tai kada mes nukreipiam, būtent atsigręžiam į sielą, atsigręžiam į Dievą, atsigręžiam į dvasinį pasaulį. Tai faktiškai, kaip mes tai galim dabar pačiu lengviausiu būdu padaryti, tai ir galim, kartodami šitą mantrą. Jeigu mes pamatysim kažkokiam tai kitom priemonėm, tai bus labai ilgas, trūstus kelias ir labai sudėtingas. Bet mes mantrą tik tai kartuojam, savo dėmesį sutelkiam, Hare Krishna. Ir iš karto viskas, reiškia, antarmuka, iš karto į vidų mes jau atsiduriam viduje. Ir visas bhajanas, jeigu mes medituojame Radha Krishna lilą, tai irgi yra antarmuka, reiškia į vidų, viskas į vidų. Ir kuo mes ilgiau viduje būsim, išlaikysim tą savo koncentraciją antarmuka, ar ne, viduje, tai faktiškai tai ir vyksta tas dvasinis tobulėjimas labai greitai. Tai mes tada, reiškia, atitraukiam savo visą dėmesį iš išorės, iš išorinio pasaulio ir atsigręžiam, reiškia, į vidų, į save, į savo sielą, į dvasinį pasaulį, į Dievą. Tai faktiškai tame ir yra dvasinio gyvenimo esmė. Taigi, ir dėl to yra pagrindinė sadhanos dalis, pati lengviausia praktikos dalis, tai yra mantros kartojimas. Ir kai mantrą įdėmiai kartojam, nenutrūkstamai, tai yra mantra meditacija, ar ne, aš esu pavadinęs mūsų būtent rytinius susitikimus, kur 6 valandą, kiekvieną rytą Lietuvos laiku mes kartojam mantras ir aišku, labiau ryžtingesni, tai jie kartoja ir dieną, ir vakare, ir aplamai užima savo protą, reiškia, antarmuka, reiškia į vidų, ar ne, vidinė meditacija. Taigi, kad į vidų nukreipto, ne į išorę, tai kartais žmonės sako viduje, bet viduje tai reiškia dvasiškai. Tai pats lengviausias būdas, mes kartuojam mantrą, labai dėmiai, medituojam ir meditacija tai reiškia
nei akimirkos, reiškia, kitur dėmesį nesutelkti, tik tai į mantros kartojimą. Tai jau galima bus vadinti meditacija. Ir jeigu mes tai tęsim labai taip giliai nuoširdžiai, galiausiai save suprasim, Dievą lila atsiskleis, pačią radranį mes pamatysim. Tai yra, reiškia, visas dvasinis pasaulis atsivers viduje, reiškia. Viduje, ne išorėje, ne šitom juslėm, ne šitame protu, bet mūsų siela turi kitą protą, kitas juslės, reiškia, jie pabunda. Kai jie pabunda, jais mes matysim, būtent tom dvasiniam akim. Dvasinis kūnas, iš tikrųjų, jeigu taip labai giliai, yra dvasinis kūnas ir būtent šito dvasinio kūno. O bet dvasinį kūną mums turi suteikti dvasinis mokytojas. Atskleisti turi mums dvasinis mokytojas kažkokiam dvasinio būtent etape tam tikrame. Bet pradžia tai aišku vis tiek mes kartuojam kartuojam ir visa kita savaime faktiškai ateis, suves jūs aplinkybės, jūs prives prie dvasinio mokytojo, ir prie dvasinio kūno, ir prie visko, ir būtent tos dvasinės kūnas atgis ir tie dvasinis protas, dvasinės juslės atbus tos vidinės. Tada tai yra vidinis gyvenimas faktiškai. Vidinis gyvenimas prasideda tame dvasinėme kūne, mūsų sieloje, sielos kūnas yra. O šitas kūnas jis yra laikinas, sielos kūnas yra amžinas, reiškia. O šitas kūnas yra laikinas, jis yra, reiškia, sensta, jisai numiršta, gaunam kitą kūną. Tai faktiškai, ką aš norėjau šiandien pasakyti, kad faktiškai pati aukščiausia jogos sistema, tai yra bhakti joga. Ir kas praktikuoja šitą praktiką, tai galit tą turėtų omeny, kad jeigu jūs girdite kažkokias jogas, mistinės jogas, ten įvairiausias praktikas, visokios ten kvailysčių pilnas pasaulis, reiškia, visokių kvailų praktikų. Tiesiai tai galiu pasakyti, nes jos yra tokios, jos vis tiek yra bahirmuka, išorinės. Viskas vis tiek eina per kūną, taip toliau ir ten, aišku, jeigu kažkiek tai tose praktikos yra pakartoja mantras, kažkokios, jeigu dvasiškai užsiema, tai jau galima sakyti yra maža dalelytė. Bet kodėl mums eit, kaip sakant, į kažkokį tai procesą, kur yra, reiškia, dvasiškumo tik tai 1%. Kai mes galim būti procese, kur yra dvasiškumas 100%. Tai faktiškai bhakti joga, tai yra aukščiausia iš jogos sistemų. Tai kas esate šitame kely, galit save nuraminti, kad jūs, reiškia, aukščiausiam procese esate. Nėra kur bėgti daugiau, nėra kur lėkti, jūs aukščiausiam procese, reiškia, yra deimantas ir deimantė, reiškia, karūna ir karūna, toje karūnoje deimantas. Tai taip pat yra bhakti joga. Ir bhakti jogos pagrindinis procesas praktika. Kažkas iš tai praktikų blaškosi kažkur, eina dar kažko, tai praktika. Hare Krishna Mahamantra kartuoji labai dėmesingai, gili meditacija, tai yra pati aukščiausia praktika ir tai reikia tik to patikėti, reikia tą tęsti ir tai daryti ir rezultatas tai bus. Ir rezultatas bus galingas, reiškia, greitas, jeigu mes tai kartosim nuoširdžiai, atsidavę ir, kaip ir sakiau, nesivelsim į kritikas, nesivelsim į visokias per didelės analizės šito tiek materialaus pasaulio, tiek kitų ar kažko nereikia. Reikia tiesiog savo protų užimti mantros kartojimu, o ne kažkokiais tai kontempliavimais, mąstymais apie kažką, kažkur, analizėm kažkokiam tai žiūrėti, ką tas, ką anas, kaip tie, nie, treti. Koks skirtumas, ta prasme? Koks skirtumas, ką ten tie, nie, ten, kas ten buvo, žinai, net negaišt laiko, kažkur tai pažiūrėti, jau Maja, reiškia, mus nori atitraukti į kažkokius apmąstymus, į kažkokias peripetijas, intrigas kažkokias. Tai visą laiką, reiškia, šitą Maja, materiali gamta, jinai sukuria mums linksmybių visokiausių. Davai, čia kas nors, čia atėjo kažkas tai, kažką jums pridirbo ir jūs visą dieną apie jį galvojat, kaip jis man pridirbo, koks jis čia negeras, aš jam pasakysiu, na, 3, 4 ir faktiškai jūs darot, jūs galvojat apie išorę, reiškia, jūs nebe antrai. Tai jūs atitraukia nuo meditacijos, dėl to tą turit suprasti, kad yra Majos lila ir kas bebūtų, kas be mus benorėtų įtraukti šitas visas, ištraukti šitą išorę, reikia gražinti atgal į mantros kartojimą ir net nebandyti spręsti tų problemų, jos neįspręsim. Galit patikėti 100%, neįspręsim jokių materialių čia bėdų problemų, joms nebus nei galo, nei krašto. Ten galit spręsti santykių problemas, pinigų problemas, ką tik norit, jos niekados nesibaigs, gyvenimas iš gyvenimo. Į mantrą susikoncentruoji, būti į bhakti procesą, į Krishna lilą ir tiesiog 100% panirat ir pamatysit, kad šitas visas, kas vyksta išoriškai, pradės tvarkytis, netgi finansiškai sutvarkys, reiškia, viskas pradės tvarkytis, išoriškai, kaip čia pasakyti,
vat, viskas pradės tvarkytis, netgi materialiai susidėlios viskas į savo vietas tvarkingai, gražiai tiek, kiek jums pakaks to ir būsit patenkinti, laimingi. Tai vat yra čia sprendimas toksai, vat, kai žmonės ten bando kažką tai klausyti, kažką tai skaityti, kažką tai domėtis, eina, visur bėga. Vat būna, vat aš pastebėjau, praktikuoja, vat bhakti joga, procesas galingas. Dar bėgio, laksto, klauso, skaito, kažką ten dar aiškinasi. Bet kuriuo atveju neįspręsi tų problemų. Tai yra tuščias laiko gaišimas. Ta prasme, tai to geriau visą savo tikėjimą atiduot mantros kartojimą, visą tikėjimą atiduot Radharani, Krišnai. Ir vat, faktiškai badžinai šitam, būtent pasinerti Radha Krishna lylą, kartot Hare Krishna Mahantrą, 100% skaityti šventraščius, vat, Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, vat, Prema Bhakti Chantika, Chaitanya Charitamrita, Radha Rasa Sudanitki. Tai va, nu, čia labai tokias, aišku, tas vat, Radha Rasa Sudanitki, tai labai čia knyga tokia, labai gilaus badžino knyga, tokios gilios labai meditacijos vidinės. Pradžiai reiškia, vat, pradėkit vat, Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita ir tada jau galima ten paimti, reiškia, Prema Bhakti Chandrika galima paimti. Bhakti Rasamrita Sindhu, aišku. Va, ir Krishna Lylos, Govinda Lilamrita, reiškia, Karnamrita. Taigi, kad mūsų visą laiką mintis, protas, žinojimas suktus aplink tai. Pavyzdžiui, neapkraut savęs taip pat įvairiausių paskaitų klausimų, ten su kažkokia psichologija, su visokiom tantrom, mantrom, ten neiškiom, ten tiesiog neterškit savo minčių, savo proto. Tiesiog koncentruokitės į vieną ir kad gausit patį geriausią rezultatą. Tai reiškia, kartuotis į Hare Krishna Mahamantros kartojimą, koncentruotis į šventraščių, būtent tikslingų šventraščių granthų skaitimą. Jau aš išvardėjau kokių. Nenukrypti, reiškia, medituoti Krishna lylą, galvoti ir visą savo mintis viską sutelkit. Tai yra bhakti joga. Tai yra procesas, reiškia, bhakti joga. Jeigu mes jį priimsim nuoširdžiai į savo širdį, tai mes gausim labai galingą atsaką. Kiek mes įdėsim, tiek mes gausim. Mes įdėsim 5%, nu ir gausim, va, suprantat, lašelę 5%. Įdėsit 100%, reiškia, gausit prema iš karto, reiškia, Hladini Shakti eis į jūsų širdį, iš karto Hladini Shakti išeis prema iš karto. Bet faktiškai, va, tai mes galim įsivertinti, kiek mes dabar skiriam, reiškia, šitam procesui laiko, šitam jogos procesui. Ir kadangi tai yra jogos procesas, nereikia tikėtis, kad čia bus kažkas labai švelnu ir lengva ir gera. Ta prasme, yra vis tiek tam tikri išbandymai praeina, tai yra visgi joga, tai visgi reikės pridėti pastangų, jėgų, atsiplėšti, reiškia, atsiplėšėm, suprantat, kaip čia, kaip pat yra toks kaip raketa, ar ne, pradžioje, kol atsiplėšė nuo žemės, tai tiesiog ten dūmai veržėsi, ugnis, viskas sunkiai, ar ne? O paskui jinai įsibėgėja ir skrenda kas lengvai. Taip ir mes pradžiai, kol atsiplėšėm tos majos, tai bus labai daug išbandymų, visa kita. Sunku, tai yra joga. Visgi nepamirškite, tai yra jogos procesas. Bet koncentruokitės, visgi nepasiduokit. Tą norėjau pasakyti, palaikyti, įkvėpti, nepasiduokit, sutelkit visą savo dėmesį, savo mintis, reiškia, į šitą procesą. Tai yra paprastas procesas, bet labai labai galingas. Reiškia, antarmuka būkit. Yra bahirmuka, antarmuka. Tai būkit antarmuka, reiškia. Į vidų, į mantras kartojimą, į Krishna lylą, į šventraščius, ar ne? Ir koncentruotai, nesiblaškykit nieko. Net pabandykit, pavyzdžiui, kas čia yra, kiek šiek metų daug ar ne prarasti. Pabandykit, metus laiko, pavyzdžiui, tik tai koncentruotis, reiškia, visiškai 100% į Hare Krishna Mahamantros kartojimą, labai tikslingų paskaitų klausimą, šventraščių, reiškia, ir meditavimą Radha Krishna. Pabandykit 100%, kiek tik tai įmanoma, ar nesutelkti visą savo jėgas į tą procesą ir pamatysit, reiškia, rezultatą. Geros praktikos. Radhi.